Apsilankiusi autoservisuose, lenktynininkų angaruose, automobilių plovyklose, rubrika Prie garažo šį kartą pasuko techninės apžiūros centro link. O čia atvykome nebe reikalo, jau kovo mėnesis visiems vairuotojams įneš šiek tiek pokyčių susijusių su jų automobilio patikra. Nors Lietuvoje vidutinis automobilio amžius siekia 16 metų, kai tuo tarpu vokiečiai važinėja vidutiniškai 8 metų senumo mašinomis, ES reikalavimai visiems šalims vienodi. Pokalbį su Panevėžio techninės apžiūros centro direktoriumi Rimantu Liberiu pradėjome nuo tų naujų reikalavimų, kurie lengviau leis atsikvėpti senesnių transporto priemonių savininkams. Keičiasi reikalavimai automobilio išoriniam vaizdui. Ta kryptimi, kad automobilis, jeigu neturi akivaizdžių kiaurimių kėbulos automobilio, o yra kažkokių dėmelių korozijos, kaip būna ten pakelta, kaip mes dažnai matom, tai automobilis bus nelaikoma trūkumui ir automobiliui bus išduodamas apžiūros kortelė. Kitas momentas, kuris galbūt irgi šiek tiek būdavo nepatogus automobilių savininkams, tiem, kurie turi automobilius su dujomis, kad reikėdavo matuoti automobilio taršą tiek dujomis, tiek benzinu, nors kai kurie žmonės mums ir pareikšdavo pastabas, kad aš benzino visai nevažinėjau. Tai gal buvo ir labai logiška. Tai dabar nuo kovo 1, jeigu automobiliai yra įrengta dujinė įranga, tai automobilio tarša, tai yra išmetimo dujos, jo parametrai matuojami tik automobiliu dirbant su dujomis. Tačiau Rimantas Liberis iš karto patikina, kad šios lengvatos vairuotojams tik viena medalio pusė. Kiti nauji įsigaliosiantys reikalavimai bus kur kas griežtesni. Ir remiantis jais, automobilio išmetimo sistema privalės turėti katalizatorių, kuris nepaslaptis dėl ten esančių tauriųjų metalų dažnai būna išpjaunamas, o ši operacija užmaskuojama taip, kad automobilio pirkėjas net nesupras, ar automobilis vis dar su katalizatoriumi, ar jau be jo. Ši tvarka galios 2002 ir vėliau pagamintiems automobiliams. Privalės išmetimo sistema būti be pakeitimo. Tie automobiliai, aišku, tegul nenusigąsta tie automobilių savininkai, kurie jau automobilis yra įsigiję ir jau yra praėję techninę apžiūrą. Tie automobiliai, kurie jau buvo techninė apžiūroj, jiems naujų reikalavimų nebus keliami, jų išmetimo sistema galės būti tokio pat lygmens, sakykim, tokios pačios išpildymo, koks ir buvo iki šiol. Tai yra, ką aš noriu pasakyti, kadangi nuo 2002 metų ES direktyva gamintams buvo iškelti reikalavimai, turi būti automobiliai visi pagaminami su katalizatoriais arba neutralizatoriais. Ką mes dabar matome, iš skelbimus matome masiškai, kad supirkinėjami yra katalizatoriai automobilių. Taigi, tie žmonės, kurie pirks automobilius, po kovo 1 dienos turi labai išsamiai pasikonsultuoti ar su specialistu, ar patys išsiaiškinti, ar nėra pakeista išmetimo sistema. Tai yra, ar joje yra neutralizatorius ar katalizatorius. Ta jau dalyką mes po kovo 1 tikrinsime. Taip pat nuo kovo 1 automobilių vairuotojai techninės apžiūros centruose užtruks kiek ilgiau, mat specialistai pareigoti nuodugniau apžiūrėti važiuoklės elementus kiekvienam automobiliui. Reikalavimai yra išsamesniai apžiūrai. Jeigu dabar iki šiol lengvo automobilį mes su keltuvu nekeldavome, tik tai tam tikrais atvejais, jeigu iškildavom neaiškumų kažkokių, tai dabar atsiranda prievolė kiekvieną automobilį pakelti nuo žemės, kad būtų galima atidžiau patikrinti ir pakabos elementus, ratų guolius bei padangų stovį. Kitaip sakant, ratus pasukant. Plačiai vairuotojų bendruomeniai mažiau aktualūs, tačiau taip pat nuo kovo įsigaliosiantys griežtesni reikalavimai bus orientuoti į autobusus bei sunkiasvorės transporto priemonės, tad dabar turėtų suklusti bendrovės ar pavieniai asmenys užsiimantys keleivių ar krovinių pervežimu. Krovinių automobiliams labai pailgės ir pagilės stabdžių sistemos patikra. Atsiranda daug naujų reikalavimų, kurių mes iki šiol netaikėm krovininiam automobiliam. Kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, privalėsim atjungti vilkiką nuo puspriekabės ir patikrinti, ar oro slėgis neišeina iš stabdžių sistemos. Taip pat reiks patikrinti, nuspaudžiant 8 kartus stabdžių pedalą, patikrinti, ar užtenka oro sistemai ir tolimesniems stabdymam. Taip ir daugiau tų elementų, galbūt šiandien šitoje trumpoje laidoje mes visko neišvardysim, bet taip pat atsiranda krovininiam automobiliam pagilinta patikra vairo mechanizmo. Privalėsime susukti vairą iš vienos kraštinės pozicijos į kitą poziciją ir patikrinti, ar veikia be sutrikimų stiprintuvas vairo mechanizmas ir taip toliau.
Techninių apžiūrų centruose naujovės nestaigmena, jų Lietuva iš ES sulaukia kasmet. Neretai techninės apžiūros reikalavimų pakeitimai juos griežtinant sulaukia prieštaringos vairuotojų reakcijos. Štai paskutinis garsiausiai nuskambėjęs reikalavimas – dizelinių automobilių dūmingumo matavimas, kuomet akseleratorius vieną ar kelis kartus nuspaudžiamas iki ribotuvo. Itin jautriai šią naujovę tuomet sureagavo tie vairuotojai, kurie važiuoja senesniais dizeliniais automobiliais ir jų transporto priemonių tachometrų rodiklės galbūt gyvenime nėra pasiekusios 4000 apsisukimų per minutę žymos, ką jau bekalbėti apie ribotuvo suveikimą. Rimantas Liberis sako, kad keli atvejai iš keliasdešimt tūkstančių patikrinimų baigėsi gedimais tiesiog techninės apžiūros centre. Vadovas vairuotojams norintiems išvengti tokių nemalonumų duoda kelis patarimus. Nuo praėjusių metų kovo 1 dienos, kaip jau matyti dauguma ir vairuotojų žino, pradėjome tikrinti automobilius su dizeliniais varikliais pagal naujus reikalavimus, tai yra prie maksimalių sūkių. Be abejo, galiu pasakyti, reakcija vairuotojų tikrai buvo gan tokia nesimpatiška, nemalonė, tikrai labai mes daug sulaukdome priekaištų iš vairuotojų, kad mes čia darom nesąmonės, kad mes variklis, kaip sakant, prie didelių sūkių labai birbinam smarkiai ir ilgai. Bet aišku, tai priekaištai be abejo turėtų būti ne mums, nes tai mes tik esame vykdytojai, tokį įsakymą pasirašė Susisiekimo ministerija. Ką apibendrinant galime pasakyti, jau praėjo beveik net ir metai nuo to momento ir mes pernai Panevėžyje patikrinam 18 000 automobilių su dizeliniais varikliais. Tai yra skaičius labai didelis ir incidentų, gedimų tikrai palyginus su tuo skaičiu automobilių, kuris buvo patikrintas, yra labai nedaug. Sakykime, buvo kokie 5-6 atvejai rimtesni, kada tikrai ir dėželis paskirstymo mechanizmo ar nutrūkdavo, arba peršokdavo. Kai kam tenai turbina atsisakydavo, tai natūralu. Bet kaip rodo praktika, jeigu automobilis važiuoja tvarkingas, tikrai problemų matuojant dizelinio variklio išmetimo nėra. Be abejo, aš pasikartuot galiu, tie vairuotojai, kurie važiuoja į techninę apžiūrą su dizeliniais varikliais, turi rimčiau pagalvoti. Be abejo, reikia, kad būtų pakeistas ir oro filtras, pažiūrėti, ar nėra tepalo nuotėkio pro turbiną, kas labai dažnas reiškinys. Be abejo, žinoti, kada keistas paskirstymo dirželis, kad nebūtų apžiūros metu. Vis dėlto tai yra apsukos maksimalios, variklio apkrova yra didelė. Ir aišku, be abejo, reikia, kad variklis būtų tvarkingas. Ir tada jokių problemų per techninę apžiūrą nebus. Nauji reikalavimai neišvengiamai pailgins techninės apžiūros procedūros trukmę. Išankstiniais skaičiavimais lengvųjų automobilių techninės apžiūros procedūra vidutiniškai pailgės 5-6 minutėmis, krovininių automobilių 9-10 minučių. Dėl to įmonėms teks įdarbinti daugiau techninės apžiūros kontrolierių, o dėl išaugusių darbo sąnaudų ir investicijų techninės apžiūros kaina lengviesiems automobiliams turėtų padidėti nuo 42 iki 53 litų, o dizelinių automobilių savininkams už papildomą procedūrą atliekant dizelinių transporto priemonių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą dar tenka primokėti 12 litų. Rimantas Liberis sako, kad dažnai vairuotojai iš pirmo karto techninės apžiūros barjero neįveikia ir dėl tokių smulkmenų kaip perdegusios lemputės ir vėliau švaisto pinigus pakartotiniai apžiūrai. Taigi, jei atėjo laikas automobilio techniniai apžiūrai, pašalinkite bent jau tokius trūkumus, kuriuos sugebate įveikti pats, juk patikrinti ar pakeisti perdegusiai lemputį nereikia netgi garažo.